Labą dieną, nušvitusiai ar pakeliui link nušvitimo. Sugalvojau, kad reikia įrašyti dar vieną kažką tais. Ir peržiūrėjau statistiką. Ta prasme, kanalo statistiką. Kaip bebūtų, vis tiek jums labiausiai patinka visi tie mano kliedesiai apie visokius birzgalus, apie amanitą muskarį, apie klasikinę psichodeliką. Mano mano šitie tripai. Aš tais dalykais nebeužsiimu jau senai. Ir kaip ir nenoriu, ir man įdomu. Ta prasme, karts nuo karto kažką pasižiūrėti, kas internete, ką nors pasakoja. Blemba, kai man nepatinka, kai žmonės sako internetuose. Blet, kiek tu internetų jūs turit? Internete. Aš nežinau, čia teisingai, taisyklingai, lietuviškai, bet tikrai galiu taisyklingiau kalbėti nei koks nors bybys iš Gargalių kaimo. Nors Lietuvoje jau 100 metų negyvenu, ne 100, bet labai ilgai negyvenu. Gerai, užrantinau. Šiandien aš įsijungęs į rantinimo režimą, nes šiandien daug rantinau per visokius šūd meetingius. Gerai, tai išsiliejau. Grįžtant prie reikalų, tai peržiūrėjau statistiką, ir vis tiek jums, sakau, jums patinka tie dalykai, bet tas jau peržiūrės tokios mažos, dieve. Žiūrint šiandien yra pirmadienis. Kiek čia dienų praėjo? Tuoj pasakysiu, kiek dienų praėjo. 4 dienos 40 peržiūrų. Žodžiu, achujenai, mano kanalas gyvena. Tiesiog motyvuoja man daryti toliau visus tus reikalus. Bet vis tiek užsimotyvavau padaryti dar vieną epizodą. Ir padarysiu epizodą apie, žinot ką, apie tą, ką jūs mėgstat, apie birzgalus visokius, bet šį kartą kalbėsiu apie birzgalą, kurio aš net gyvai nesu matęs ir man 100 metų jo nereikia matyti, bet tai yra žiauriai didelė problema ir tai yra fentanilis. Pakalbėsiu apie fentanilį iš tos pusės, ką aš radau internete, ne internetuose, bet internete. Ir ką aš čia susidėjau. Šiaip aš persižiūrėjau savo užrašus. Užrašus. Aš buvau, tai pasakysiu, balandžio mėnesį aš buvau pasiruošęs kalbėti apie fentanilį, bet kiek čia mėnesių praėjo? 4 mėnesiai praėjo ir tik dabar nusprendžiau, kad apie jį aš pakalbėsiu. Nes man nebelabai įdomu, man geriau galėčiau kalbėti apie AI, apie kurį irgi dariau kažkada senai epizodą. Kada aš čia dariau tą epizodą? Ir dar tada, kai dariau, tai jai šūdą ten paišė, dabar kas vyksta su jai yra visiškai kiti dalykai. Bet kalbant apie tai, tie, kas bijote jai, nebūkite bilais. Bent jau dabar, iki tol, kol nepasirodys AGI, tai yra visiškai kitas dalykas, tai yra dirbtinis intelektas, bet visiškai kitas dalykas, tol dar nereikia šikti kelnes, kadangi tas AI, taip, jis gali skaičiuoti, gali gražiai rašyti, gali kodą rašyti, kas labai įdomu, bet jis yra debilas dar vis. Jis yra labai geras pagalbininkas. Bet bijoti dar nereikia. Ir aš labai nemažai naudoju, ypač visokiems kodo rašymams, programavimo darbams. Aš nesu programuotojas, bet man patinka daug įvairių dalykų, tai aš galiu ir tą padaryti, ir tą, ir tą. Tai man AI biškelį padeda, ne biškelį su kodu, tai padeda labai daug.
Ir aš tada supratau, kad jis dar nėra pasiruošęs užkariauti pasaulio, bent jau šiuo metu ar artimam penkmetyje, aš manau, gal ne. Nes jis dar nėra pasiruošęs. Jis yra galingas reikalas, kalbant apie ChatGPT, tarkim. Galingas reikalas, geras, žiauriai geras padėjėjas. O, kažkas subscribino mano kanalą, ką tik. Kompiuterį pasidės ant kelių. Aš įpratau sėdėti taip kreivai, kaip pasakius, kreivai, neteisingai, kad ir nežinau, iš kur tas įprotis atėjo ir taip kelieniai pavargsta, kad paskausta nepavargsta, bet man taip patogu. Kai aš mėtusi, ne? Žodžiu, nebijokite jai dar kol kas, kol netėjo AGI. Kai ateis AGI, tada pažiūrėsim, kas tas per reikalas. O, radau. 2022 birželio 19 aš padariau epizodą filosofiniai aspektai apie AI. Ir ten tą paveiksliuką man nupaišė AI ir primedat, ką dabar sugeba paišyti, kaip greitais ir kaip neblogai, sakyčiau. Ir kas tada buvo, aišku, didelis žingsnis, bet ne iki tiek, kad apsišikti. Ir, prisiminiau. Ir čia neseniai kažką mes darėm. Ir man juokinga buvo, kai šalia manęs sėdėtis žmogus, reikėjo suformatuoti, man atrodo, tekstą ar kažką tais. Ir tas žmogus sveikinosi su AI, su ChatGPT. Aš savo turim tai sveikinėsi su... mandagumas yra mandagumas. Aš irgi dariau tai pačioj pradžioj, kai nesupratau, kas tai yra. Dabar nereikia to daryti man. Ne tam jis skirtas. Žodžiu, labai mėtausi. Fentanilis. Gerai. Kur tas mano fentanilis? Reikia pasiskaityti, kad aš... Oi, net ne šitas. Nebijokit, neskaitysiu teksto. Pasakosiu. Nieko nėra blogiau už tekstą, kurį skaitai, kurio dar kartais nesupranti. Nebent esi žinių vedėjas. Tada labai gerai skaityti tekstą, kurio nesupranti. Ką aš norėjau... Jėzau, žmonės gali pagalvoti, kad aš apsinešęs, aš neapsinešęs, aš tiesiog biškelį pavargęs ir šiaip nuotaika nebloga, bent jau kol kas, nors visa diena buvo labai šudina. Fentanilis, reikia susirasti, tik čia. Gerai, fentanilis. Fentanilis buvo susintetintas 1960 metais. Tie metai buvo visų birzgalų psichodelinių ir nepsichodelinių reikalų bumas iki 68-70, kol Reiganas, ne Reiganas, nebenoriu nusišnekėti, kur pasakė ne. Ir visi tyrimai, viskas buvo, kalbant apie psichodelikus, nutraukti. Tai žodžiu, susintetintas jis buvo 1960 metais Polo Janseno laboratorijoje. As if tai yra įdomu. Bet iš pradžių fentanilio naudojimas buvo labai stipriam skausmui malšinti, ypač po operacijų. Ir, aišku, žmonėms, kurie sirgo vėžiu ir jiems labai skaudėjo. Iš tikrųjų, fentanilis yra 100 kartų stipresnis už morfiną, todėl jis labai buvo patogus, nes jo reikėjo labai nedaug. Kadangi tai yra nuskausminamasis reikalas, tai kur buvę, kur nebuvę, aišku, pastebėjo žmonės, kurie gali šitą dalyką naudoti ir kitaip. Todėl fentanilis atsirado ir taip vadinamoje juodojoje rinkoje. Tai nereiškia, kad ten 70-aisiais, 80-aisiais tai buvo labai populiarus dalykas. Aš gal labiau kalbėčiau apie jau mums artimesnius laikus. Ir aišku, fentanilis pradėjo atsirasti dark web'e. Ir aišku, iš dark web'o tai jis jau plito visur. O kas šudiniausia su fentaniliu yra tai, kad atsirado jo įvairūs analogai,
su dar sudėtingesnėmis, neišturiu žodžių, dar sudėtingesnėmis cheminėmis formulėmis. Ir visas tas reikalas labai trukdo teisėsaugai atpažinti fentanilį, nes jis keičia savo cheminę formulę. Kažkiek tais. Buvo juoda, dabar pasidarė mėlyna, o teisėsauga ieško ir žino, kaip atpažinti juodą. Tai šitas dalykas labai stabdo efektyvią jo kontrolę. Žiauriai daug yra perdozavimo atvejų Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir šiuo metu siekia rekordinės aukštumas. Taip pat ir Kanadoje žiauriai kyla fentanilio perdozavimo reikalai. Lietuva tiesiogiai nėra labai susijusi su šia krize, bet Europoje fentanilio plitimas taip gerai atsilieka nuo Jungtinių Amerikos valstijų, nuo Kanados, bet tikrai yra žiauriai didelė problema. Aš tai ne, bet jūs gyvenant Lietuvoje, aš nežinau. Aišku, atsiras visą laiką kažkas jo, taip tenais išnioja. Aš nežinau net kaip tą fentanilį vartoja. Man atrodo, intraveninis yra, o gal tabletės smulkina ir išnioja, neįsivaizduoju. Bet, žodžiu, kol kas Lietuvoje, kiek aš suprantu, nėra tokios didelės krizės su fentaniliu, taip kaip Amerikoje. Įvairios valstybinės, tarptautinės organizacijos imasi visokių suvaldymo priemonių prieš fentanilį, griežtina tam tikrų cheminių medžiagų įsigijimą, kurios yra naudojamos fentanilyje. Taip pat bando kovoti su kontrabanda, Sveikatos priežiūros institucijos bando daryti švietimą kažkokį tais. Taip pat yra, tikrai ne Lietuvoje turiu, bet yra tam tikros organizacijos, kurios kaip ir suteikia galimybę gauti tokį dalyką kaip naloksiną, kuris yra perdozavimo atveju gali kartais ir išgelbėti gyvybę, bet čia yra kartais. Addictive. Užmiršau. Žodžiu, fentanilis yra opioidas ir jis yra labai žodis lietuviškai. Pagalba iš salės. Kalbėjau apie šitą dirbtinį intelektą, tai kai kurios biškelį turtingesnės valstybės naudoja ir tą patį dirbtinį intelektą, kad maždaug galėtų susekti, kur didžiausi kiekiai fentanilio kontrabandos eina, kokiais kanalais jie eina ir taip toliau. Žodžiu, su fentaniliu bandoma kovoti, bet fentanilio krizė yra tikrai didelė ir globali. Ypač kai Kinija gamina tą fentanilį iš bet iš ko gali jį susintetinti ir neaišku, kas tenais yra, tas pats kaip yra sintetinė žolė, irgi neaišku, kaip ir ko ten pridėta yra. Kalbu kaip davatka koksai, bet taip yra. Fentanilis. Net neįsivaizduoju, kaip jis atrodo. Reikės pasižiūrėti internete nuotrauką. Jo, bet esmė tame, kad tai yra blogas birzgalas. Kaip visada, idėja buvo kaip ir gera. Tiems žmonėms, kuriems teko kęsti didelius skausmus, buvo sukurtas fentanilis, kurio reikėjo gerokai mažesnio kiekio nei morfino. Pateko, aišku, į laisvę iš laboratorijos, iš gydymo įstaigų į juodąją rinką. Ir dėja dark webo pagalba paplito po visą pasaulį. Ir pasidarė žiauriai didelė problema. Ir kadangi jis keičia savo cheminės formulės,
teisėsaugai yra sunku jį atpažinti, kas yra tas fentanilis, nes vieną dieną jo formulė gali būti tokia, kita partija gaus su formulė kažkokia kitokia ir po kiek laiko tik įsiaiškins, kad tai yra fentanilis, bet, sakykime, kad vietoje nustatyti, kad tai yra fentanilis, jie nelabai gali kartais, nes jis keičia savo sudėtį. Ir žmonės miršta kaip kas čia miršta. Kaip kažkas. Nieko gero, ne? Kažkaip tai, nežinau, nelabai pasiruošęs buvau, sėskis 10 baliai sistemoje 5. Ja. Ai, ne. Kažką dar norėjau pasakyti, nebeprisimenu. Tiek to neprisimenu, tai neprisimenu. Viso ko geriausio.